Na, šitas specialus Birutei Šimkienei Kording ir jos vyrui Ian ir draugiai Irenai Oliver. Tai va, dabar ant kelmelio atsisėsiu ir visus pyragėlius suėsiu. Tai kaip iš tos pasakos, kas ten mašinka buvo. Tai va, ačiū Birute tau už viską, už labai gražų bendravimą, irgi labai daug metų, 20 plus jau. Labai tau ačiū už tavo gerą širdį, už sąžiningumą. Aš sakiau ir sakysiu, aš nesu sutikus tokio sąžiningo žmogaus kaip tu, nes buvo susitarimas, kad aš tau siūsdavau klientus ir tu sakydavo, o nuo tavęs tas atėjo, o nuo tavęs anas, čia tau tiek ir tiek procentų, čia aš tau pinigėlio atvežiau. Aš nebuvau sutikusi nei vieno tokio sąžiningo žmogaus. Tu esi vienintelė per visą mano gyvenimą tokia sąžininga. Wow. Aišku, aš turiu ir daugiau tokių žmonių. Mano kolektyvas yra nuostabios merginos, bet tu tikrai esi, wow, deimantas. Ir perlas, ir deimantas. Tai va, kaip bus su tavo kompanijom dar neaišku. Ar žmonės jas išgelbės ar ne, nes viskas priklausys tik nuo žmonių. Tai tiek FM kompanija, tiek Life Balance kompanija. Nežinau, kaip su jomis bus, kai žmonės išmoks dirbti su savo energijom. Tol, kol jie nemoka, tai tas aparatas tikrai padeda. Ir kol kas tikrai reklamuosim ir tą aparačiuką. Bet reikia išmokti patiems pakelti energiją, būti sveikiems, sveikai maitintis. Ir viskas neaišku. Ateitis yra tokia, kokią susikursite jūs patys. Tai va, jūs jau esate lyderiai, jums bus labai paprasta atvesti visus žmonės, kuriuos turite pas mūsų kompaniją, į Alliansum. Ir papildomas pajamos, vėl lyderystė ir bus labai daug visko, labai daug gerų dalykų. Ir pats svarbiausias dalykas dabar, kaip ir visiems, išvažiuoti iš šalies. Nes, nežinom, kaip čia dievulis padarys. Jeigu aš išeisiu, tai to šalies nebebus, tai turite greitai lėkti į Lietuvą. Skubėkite, nes viskas dabar priklausys nuo jūsų. Ir atsimenu kažkada, kai prašiau, sakau, paskambinkit tam Jevgenijui ir Birutė sakai, rytoj paskambinsiu. Šį kartą jau rytoj nebeveiks. Rytoj galbūt manęs jau nebebus, kai aš viską sudėsiu. Tai kai tik gausi tą žinutę, skambinkit dieną naktį ir bus 2 telefonai ir skambinkit tais telefonais, registruokitės ir neduokit jiems ramybės ir bus didelis rezultatas po to ir viskas keisis. Tai dabar jau nebesnauskit, gerai, nesakyk, kad rytoj ar poryt ar laiko neturiu, dabar viską meskit į šoną ir skambinkit Jevgenijui. Per tuos 2 telefonus ieškokit jo. Tai kai Jevgenijus bus pas mane, jis tada paims mano telefoną ir bendraus per mano telefoną. Visi galės, ta prasme, bendrauti per mano telefoną. Galbūt per saloną. Irutė grįž parveš telefoną. Tai va, tai toks yra planas ir tavo užduotis skleisti tą didelę žinią visam savo ratui žmonių, kad jie skleistų lygiai taip pat ir kad kuo greičiau visi išvažiuotų iš šalies, nes vandenėlis gali būti žit. Tai viskas dabar nuo jūsų priklauso. Ką jūs darysit, kaip jūs darysit ir va. Tai va, mano užduotis yra tokia, mano prašymas va toks paskutinis, o kaip jau jūs susikursite tą ateitį, dabar nuo jūsų priklausys. Tai ką, su didelė meilė, iš širdies registruokis pas mane ir Irena Oliver, irgi laukiame ponios. Jūs bendraujate su Grinevičiumi, Rita ir Gediminas Grinevičiai.
Aš negaliu kalbėti, mano smegenis pavargusios. Grinevičiai jo. Tai ir jūs kviečiame, tai kas pirmesnis, tas kudresnis. Laukiame ir jūsų, nes mes ten su Rita susirašinėjom. Jo, Grinevičiai, tai Gediminas vis atsiunčia ten tų žinučių, tai aš ten irgi. Tai va, su Rita susirašinėjom ir visų laukiam. Projektas bus labai didelis, pasaulinio lygio. Taip, kad nėra ko snausti. Reikia griebti jautį už ragų ir surasti energijos, laiko, mesti viską į šoną kol kas, 2 mėnesius padirbti, o paskui bus atlygis labai didelis. Viskas paprasta, jūs patirties jau turite, tiek Birutė, tiek Irena. Dar prigriebsim va Birutę Mulerauskienę iš Alytaus, jos visą šutvę. Tai va, tai labai tave myliu, Birutėlę, apkabinu, didžiausi linkėjimai ir Iano dukrai, ir tavo dukroms. Laurutei ir užkrito, va tiesiog, kai yra nuovargis psichologinis, tiesiog pamirštu vardus, pamirštu žmonės ir kitai dukrai. Nu, neatsimenu. Diana ir Dianai, atsiprašau, bet man tikrai negėda dėl to, kad aš labai pavargusi esu. Nu, psichologiškai išsekęs žmogus, jisai, atmintis tada šlubuoja. Tai va, laukiame, apkabinu su didžiausia meile. Iš Palangos. Iki.